pristatau jums savo filmą. Sveiki visi. Sveiki visi. Sveiki visi. Jau tiek ilgai nekalbėjau su kamera, kad vėl yra awkward kalbėti su kamera. Tai va, aš jau grįžau iš Amerikos, bet iš Amerikos filmukų dar liko. Va tiek, nes kai Amerikoje susiradau antrą darbą, tai baigėsi visi filmukai. Tai va, dar vienas filmukas, kurį pagaliau sumontavau. Aš irgi nežinau, kas atsitiko mano plaukams. Dar vienas diofas ir šiandien važiuosime į nacionalinį parką. Dabar važiuosim išsinuomoti mašiną. Mane paveš su tokia visai nebloga mašina. Išvažiuojam. Ir išvažiuojam vat su šitą mašiną. Išsinuomoju tokią mašiną ir kamštyje stovi. Ne kažką. Nuvarėm į nuomos punktą ir išsinuomavom pačią brangiausią mašiną, kokią tik įmanoma. Ne pati geriausia idėja. Pas mus yra liko va šita va mašina, pati didžiausia, ir jinai kainuoja, jinai sako, jinai pas mus pati brangiausia mašina, tai jums kainuos, nu aš nesakysiu, mama, tėtė, aš nesakysiu, kiek kainavo šitą mašiną. Bent LT parašyta. Man atrodo, kad mano kambarys mažesnis už šitą mašiną. Išsinuomavom mašiną, ilgai važiavom valandą, ten per kalnus, per miškelius visokius. Ir atvažiavom ir ten bam, pilna žmonių. Tai nusprendėm, kad tiesiog visą dieną važinėsim kur nors, o po to tiesiog vakare grįšim į tą pačią vietą ir tada nueisim pašokinėti nuo uolų. Visgi netaip jau ir sekasi. Atvažiavome ir neradome kur prisiparkuoti. Ir dabar yra visa ta mašinų eilė, kuri laukia kur prisiparkuoti. Ir mes dabar nežinom, ką daryti. Jau sumokėjom $7 už parkingą, bet dabar nėra vietos ir yra kamštis. Kažkaip mums tą dieną nelabai sekėsi. Išsinuomavom pačią brangiausią mašiną ir nuomavom ją 4, o jinai 7-vietę ir su ja pakliūdavom į kamščius. Mes jau kokią pusę valandos važiuojam kažkur, kur mums nereikėtų važiuoti. Ir dabar nežinom, kur atvažiavom. Dabar kažkur vidury kažkokių laukų. Užtat bent gražu aplinkui. Ir atvažiavom pagaliau ant uolų pašokinėti. Bet jau buvo gan tamsu, o ten uolas gan aukštas. Ten, kur aš galvojau, kad 8 metrai, man atrodo, ten daugiau, ten gal 10 ar 12 metrų. Nu jau tikrai aukšta uola. Atvažiavom antrą kartą į tą parką ir dabar jau yra kur pasistatyti
mašiną. Tai dabar einam maudytis. Belieka ištirti dugną, pažiūrėti, ar nėra akmenų. Akmenys krenta man į galvą. Ei! Rimtai, užmušit mane! Bet eik tu na, kaip baisu, aš bijau kokios nors Lochneso pavaišės. Aš bijau žemyn žiūrėti. Bet tai kaip baisu, man tai baisu ne tai, kad čia akmenys kokie nors, bet man baisu žemyn žiūrėti, nes ten yra belenkoks gylis ir tada labai baisu. Yra žiauriai nejaukus jausmas, kai tu plauki ir tu pasižiūri žemyn ir ten yra nesibaigiantis gylis, tu tiesiog yra skaidrus vanduo ir ten taip gilu ir tamsu ir taip nejauku kažkaip žemyn žiūrėti. Ulala, ulale, ulala, aš atsistojau ant uolos ir norėjau šokt ir jau buvo gan tamsu ir aš taip... Širdutė dreba. Prisimink, kad 5 žmonės šiandien. Nu, plemba. Bandau dar atkalbėti. Atsistojau ir stovėjau ten ant tos uolos gal 10 minučių, ten meditavau, galvojau, pavyks man nušokti, bet ne, neišdrįsau nušokti. Bet mes kitą dieną atvažiavom, kai šviesu buvo ir visi nušokom, visi iš mūsų nušoko, bet man atrodo visa ta medžiaga išsitrynė. Bet aš tikrai nušokau. Gal rasiu, pažiūrėsiu. Tai va tokia istorija, kaip neiššokau nuo uolos. Bet įsijungit kitą dieną ir parodysiu, kaip nušokau. Gal parodysiu, kur rasiu video.